Jeigu turite universalų imtuvą skirtą vartų atidarimui, jį galime papildyti iki 500 pultelių. Tai parodysime, kaip galime pririšti naują KM pultelį prie imtuvo vien tik radio bangų pagalba, turint jau pririštą pultelį. Tai šiuo atveju turime Aprimatic pririštą pultelį, kuris puikiai atidaro vartus. Ir turime KM pultelį, kuris dar nėra pririštas šioje sistemoje. Tai dabar turėdami abu pultelius, 3 kartus paspausime Aprimatic pultelį ir 3 kartu iš karto spausime KM pultelio mygtuką. 1, 2, 3 ir spaudžiame KM pultelį. Atsirado imtuve garsas, spaudžiame antrą kartą KM pultelį ir dar kartą paspaudžiame Aprimatic pultelį. Dabar palaukime. Pasižiūrėkime, ar KM pultelis pririštas. Jisai kuo puikiausiai atidaro vartus.